ką blogai daro? Mes tiesiog atėjom tokį simbolinį gestą, reiškia, parodyti, kad, didinant vilkų medžioklę, iš tikrųjų problemos neišspręsi. Reiškia, tos problemos, kurie įvardinama ministerijos dėl konfliktų ūkininkų su vilkais. Paprasčiausiai reikia saugoti pačias avis, o ne reguliuoti arba ten naikinti prieauglėtų vilkų ir tokiu būdu spręsti problemą. Tai yra geidžiamiausias trofėjas, reikia tą suprasti. Ir jau dabar tikrai tų vilkų sumedžiojama 30, o galbūt ir daugiau. Tai kam dar tą didinti kvotą? Būtent žalieji nuo 2004 motyvuoja tuo, kad vilkai išnyks, jau bus visi sumedžioti, per tą laiką jų padidėjo beveik perpus, nuo 173 iki beveik 300. Tas 30 ar 40 ar 50 šiuo atveju nekeičia nieko, tiesiog šiek tiek sureguliuoja pusiausvyrą žmogaus naudai. Aš kalbu dabar apie avį, ne apie vilką. Kalbėkime apie tą moteriškę, kuri gyvena prie miško, turi porą gyvulėlių, kuriuos, taip paima ir suvalgo. Avis sveika nebūna, būna tik sotus vilkas. Mes pirmą kartą pabandėm šiais metais Lietuvoje aptverti vieną ganyklą 12 hektarų su elektriniu piemeniu raudonom vėliavėlėm. 2 mėnesius prieš tai vilkai lankydavosi toje ganyklai, 2 mėnesius po to jau daugiau nebeateidavo. Ir dar mes norime, į tą patį ūkį dar jau nuo kitų metų atvežti profesionalius šunis, podhalės avyganius, kurie yra pripažinta kaip viena geriausių priemonė naminių gyvulių apsaugos nuo vilkų. Ir tai bus parodomasis ūkis, iš kurio galės patirties semtis ir kiti Lietuvos avių augintojai. Šiuo metu žmonės tikrai labai turtingi, jie daros vis turtingesni, gali aptverti bet kokiom tvarom, nusipirkti šunis. Jūs žinot, kiek tie šunys kainuoja? Tie šunys yra brangus. Visai nesenai teko girdėti, kad tokio paruošto šuns kaina siekia 3000 eurų. Paruošto šuns, aišku, šuniukai bus pigesni. Aš sakau visą laiką, ne vilkų skaičius yra populiacijos rodiklis, yra vilkų šeimų skaičius. Kai mes turėsim statistiką, kiek yra stabilių vilkų šeimų, kurie gali atlikti savo vaidmenį ekosistemoje, tada mes galėsim sakyti teigiamą ar neigiamą pusę viskas eina. Jie gyvena šeimomis ir medžiojant tuos vilkus, tos šeimos išardomos. Pavieniai vilkai, jie nepajėgus jokio nei šerno, nei elnio sumedžioti, jie tada pasirenka lengvesnį grobį ir rizikuoja kartais ateiti į ganyklas. Kolegos, jūs pažiūrėkit gal truputį giliau mūsų visų gyvūnų tarpusavio santykių skaičių ir tarpusavio santykius tarp atskirų gyvūnų rūšių. Lūšio atvejis yra kur kas sudėtingesnis ir į jį reikėtų daugiau dėmesio atkreipti. Mėlieji vilkai, tikrai nesielkite šitaip vilkiškai, vis tik tai turėkite truputį jaunatviško entuziazmo, bet truputėlį ir tokio vyresnio padorumo. Mes dar spalio 15 dieną siūlėm aplinkos ministerijai, kad paskirstyti tą kvotą pagal savivaldybės, kad vilkai būtų medžiojami bent jau ten, kur daro žalą, bet tikrai ne visoje Lietuvoje. Matot, vilkai yra tokie gyvūnai, kurie ne savivaldybėmis gyvena. Taip kad tą vaizdą, kurį matom apskaitos metu, tai nereiškia, jeigu jis buvo toks vasario mėnesį, kad jis vasarą toks pat, jie gali pasitraukti ir 30 ir 40 kilometrų. Reiškia, kad vilkų iš mūsų taip lengvai negaus. Mes vilkų neturim ir jūs vilkų neturit. Tai nei mes jums atiduot, nei perduot. Simboliškai ačiū. Tai ką jums dabar irgi tą patį rodyti? Galit. Aš manau, kad gal nereikia.